galima įsukti teoriškai tik dviem atvejais, sukant į dešinę. Arba jeigu būtų po vieną eismo juostą lauktų priekyje automobilis pasukti į kairę paleidinėdamas iš priekio, tuomet aš galėčiau jį apvažiuoti iš dešinės per maršrutinio transporto skirtą juostą, jeigu nėra aišku maršrutinio transporto. Šviesoforo reguliuojamoj sankryžoj suksiu į dešinę, todėl turiu pasirinkti dešinę eismo juostą. Nieko nėra, nors tai yra maršrutinio, bet jinai atskirta punktyrinė linija. Jeigu būtų ištisinė, aš ją negalėčiau įvažiuoti. Jeigu būtų leistina, tada sukčiau iš kitos juostos, bet paprastai būna punktyrai papiešti, kad iš dešinės juostos būtų galima sukti. Važiuosime tiesiai. Gatvė gražiai sutvarkyta, šviesoforai, reguliuojamos pėsčiųjų perėjos. Dviračių takelis. Šviesoforo reguliuojamos sankryžoj važiuosiu tiesiai, jeigu nieko nesako. Reiškia, toks yra susitarimas iš ankstinis važiuoti tiesiai. Leidžia šitą juostą, viskas tvarkoj, papildoma juosta sukti į dešinę. Ir toliau planuoju apvažiuoti visą Žietą ir grįžti atgal. 4. išvažiavimas. Įsitikinu, kad nėra pavėlavusių. Ir matau maršrutiniam transportui skirtą juostą, turiu iš jos išvažiuoti. Taigi, 4. išvažiavimas. Didesnė dalis žiedų reiktų rinktis kairę eismo juostą, o išvažiuoti kartais leidžia abiem eismo juostom, o jeigu neleidžia, tuomet reikia persekioti į dešinę. Bet čia mes matėm praeitą kartą, kad pirmą juostą leidžia visą žiedą važiuoti, bet mes tarkim nežinom, čia buvo maršrutinio transportui skirta juosta, bet čia dabar jau paprasta eismo juosta. Įvažiuoti į žiedą galima abiem juostom, bet aišku planuojam, kur reikės vėliau važiuoti. Už perėjos dar yra vietos automobiliui ir žiūrime, kad pakankamą tarpą turėtume įvažiuoti, nes gali stabtelti troleibusas ir aš liksiu vidury sankirtos. Taigi jau priekyje kliūčių nėra, matau, kad ir čia nėra, ir šlapias asfaltas ne taip greitai pastartuoja. Būčiau galėjęs važiuoti ir dešinę juostą ir matau, taip pat už troleibuso leidžia abiem juostom, matot. Čia taip pat leidžia abiem juostom, kaip matot, galėjau ir aną juostą važiuoti. Bet išvažiuoti jau tik tai dešinę juostą, todėl čia už ištisinės linijos įsitikinęs turiu persirikiuoti, nes čia net nėra fizinės galimybės išvažiuoti kairę eismo juostą. Pėsčiųjų nėra ir nenoriu papuolu į maršrutiniam transportui skirtą juostą, todėl aš iš jos turiu išvažiuoti. Šviesoforo reguliuojamoj sankryžoj suksiu į dešinę, todėl reikia rinktis dešinę eismo juostą. Nieko nėra, punktyrinė linija, nors ir maršrutiniam skirta, ją įvažiuoju, bet matau dar vieną papildomą, bet tikrinu, ar tai ne į degalinę. Ne, tai ne į degalinę, reiškia dar vieną papildomą juostą atėjimo. Taip, ir čia
čia tik trikampiukų atskirta su salele pėsčiųjų neturiu. Ir automobilių, jeigu jie rikiuotųsi, aš jau turėčiau praleisti, bet čia jie negali rikiuotis, nes čia yra greitėjimo juosta, kurioje ir be ženklo neleidžiama stovėti ir sustoti. Na ir dabar važiuosiu tiesiai. Tai stebime ženklus, kurios eismo juostos reikia. Reikia antros eismo juostos, nėra automobilių, nėra ištisinių, mačiau, kad tai dar toli. Ir važiuosiu tiesiai. Mano pagrindinis iš dešinės, taip pat pagrindinis galiu susidurti, todėl sumažinęs greitį, sėlinu iki pat matomumo ribos, iki sankirtos ir praleidęs tuomet važiuosiu. Nėra automobilių, nėra pėsčiųjų. Aišku, stebiu ir iš anos pusės, bet mačiau, kad nėra pažeidėjų. Iš kairės pusės ten jau šautinis kelias. Na, čia mano pagrindinis kelias. Gali išvažiuoti iš šautinio kelio, todėl saugausi greitį tinkamą ir tuoj pat grįžtu atgal. Tuoj rugsėjo 1, tai bus labai daug pėsčiųjų. Būkite atsargūs, stebėkite. Jauni moksleiviai nepatyrę kartais bėga susijaudinę per gatvę ir per perėją ir ne per perėją. Sukdamas į dešinę dviratininkų pėsčiųjų, nėra iš priekio automobilių važiuojančių, tada lenkiu. Ir jeigu kas atvažiuotų, aš pasitraukčiau iš karto. Sankryžoj lenkti negalima, čia kiemas. Paprašau, kad matau, kad nieko nėra, tenka vėl lenkti. Pasitraukiau, nes jis būtų palaukęs, bet geriau nelaukti paskutinės sekundės, nes egzaminuotojai nelaukia. Na ir suksiu į kairę. Paprasta po vieną eismo juostos sankryžėlę, bet avarijų būna, nes matomai blogas matomumas, tai lėtai prisėlinu ir nėra iš kairės dešinės, iš priekio nėra ir tikrai nesunku ir taip pat pėsčiųjų čia nėra. Na ir 30 ženklas, kontroliuoju greitį. Kai nebuvo greičio ribojimo, tai šitoj sankryžoje tai greitai lėkdavo ir važiuodavo į tvorą. Pagrindinių reikia rodyti posūkį. Vingyje posūkis nerodomas. Nebent reikėtų kažką tai kitiem eismo dalyviam parodyti, ką jūs mokate arba ko nemokate. Čia anekdotas. Egzaminuotojai jums daugiau nebepasakoja anekdotų ir nuotykių, nes dalis žmonių supranta humorą, o dalis nesupranta, įsigąsta, įsižeidžia, susikausto, todėl jiem liepta patylėti. Jie nesupykę tyliai, bet dėl to, kad jūsų netrukdytų vairuoti. Ir privalomas į dešinę. Blogas matomumas ir labai judri sankryža. Ir nestoju ant pėsčiųjų perėjos, nes būtų greitinė klaida. Jisai nuvažiavo, tuomet aš važiuoju ir ne tik pagrindinių, bet dar taip pat ir apsisukančių pagrindiniam keliai reikia stebėti. Na ir taip nerekomenduojama, bet kontroliuodamas vairuotojai taip daro, nes čia troleibusas lėtai važiuoja, kiti važiuoja antrą juostą. Aš atsargiai kontroliuodamas įvažiuoju, bet per egzaminą galbūt reiktų palaukti, nes labai gali būti atveju, kada jie rikiuojasi ir tada jau skaito, kad nedavėti kelio, o netgi ir eismo įvykis gatvėje. Taip, čia mažai vietos liko, tai aš atvažiavau posūkį, apvažiavau ir grįžau ir dabar suksiu į dešinę. Na ir
šviesoforo reguliuojamoj sankryžoje suksiu į kairę klastinga. Šviesoforo reguliuojamo sankryža, sukant į kairę, iš priekio atvažiuoja, nors ten nelabai matosi, kad yra gatvė, tai mes būsim atidūs. Čia ne vietiniai, kartais toj vietoj gali sukelti eismo įvykį. Taigi reikia įvažiuoti, praleisti iš priekio tiesiai ir į dešinę sukančius. Į dešinę ten nepaprastai pirmą juostą suka, tai aš į trečią juostą galiu atsargiai įsitikinęs, kad jei į pirmą suką galėčiau judėti. Ir pėsčiųjų čia pėstiesiems uždėta atitvarai, nebent liptų kas nors per atitvarus. Tai iš pradžių jiem leidžia važiuoti, paskiau truputėlį jiem anksčiau užsidega raudonas ir daugiau automobilių išvažiuoja iš sankryžos. Bet mes iš šitos pusės tos informacijos neturim. Yra daug dalykų mes žinodami saugiau ir teisingiau viską padarome. Žinojimas išlaisvina. Pasiruošiam, nes jau kurį laiką degė raudonas, taip praspėjome, įvažiuojame, matome, taip pat važiuoja, nes gali nepastebėti greitai lekiančių, kaip to lengvojo automobilio išvažiavo Opelis ir Toyota, ir po to jau jisai stoja, ir aš tada pabaigu išvažiuoti, ir tai dar nevažiuoju, ir renkuosi kairę, arba galėčiau pažiūrėjęs, jeigu ten nėra, tai